Aš esu Sigita Strockytė Varnė, SEB banke dirbu asmeninę finansų ekspertę ir šiame banke jau esu beveik 18 metų. Tai mano, jei reikėtų pasakyti, kaip atrodo darbo diena, tai iš tiesų jos visos yra labai skirtingos, tačiau turi vieną siejančią bendrą temą. Tai yra finansinis raštingumas ir edukacijos įvairūs projektai. Jaunimui, moksleiviams, vaikams, žodžiu visiems. Ir darbo dienoje mes turime labai skirtingų veiklų. Vienos jos yra susijusios su projektais. Tai yra mes su kolegomis aptariam esamus projektus, svarstom, kuriam naujus, planuojam juos. Tada turiu susitikimų ir su pačiais studentais, moksleiviais, kalbame apie finansinį raštingumą, edukaciją, mokomės, kaip reikia planuoti savo finansus. Kartais tenka bendrauti ir su žurnalistais, atsakyti jų klausimus, kada, pavyzdžiui, atliekame įvairius žmogaus elgsenos tyrimus, tai irgi daliname šią informaciją. Finansinis raštingumas tai yra gebėjimas priimti atsakingus sprendimus susijusius savo pinigais. Mes iš tiesų gyvename neribotų norų, bet deja ribotų išteklių pasaulyje ir nuolat turime spręsti, o kaip savo pinigus turėtumėm paskirstyti, kaip juos turėtumėm leisti, kad jų užtektų viskam. Tai finansinio raštingumo žinios ir padeda mums priimti tą sprendimą, kaip teisingai susiskirstyti savo pinigus, kada verta skolintis, kada galiu pradėti investuoti, kada galų gale galiu uždirbti iš savo pinigų. Turbūt ir po pandemijos viskas vyksta daug laisviau, mes turime vadinamąjį hibridinio darbo principą, reiškia, galiu dirbti ir iš ofiso, jeigu man nebūtina būti ofise, aš nelaukiu jokių svečių, nelaukiu moksleivių, aš galiu dirbti ir iš namų, nes šiandien dienai nuotoliniai kanalai yra puikiai išvystyti ir mes galime laisvai bendrauti, kadangi ir tenka bendrauti būtent su Baltijos šalių kolegomis lygiai taip pat. Ką aš pamačiau, kad iš tiesų pinigų kiekis ne visuomet nurodo, kad tau tų pinigų užteks viskam. Kartais žmonės, kurie turi daug mažiau pinigų, daug geriau su jais tvarkosi, yra netgi, sakyčiau, daug turtingesni negu tie, kurie uždirba labai daug. Aš manau, kad aukštasis išsilavinimas nepakenktų, o jeigu dar kalbam ir apie investavimą, investicijas, tai yra būtina licenzija. Anksčiau, kada dar aš ją laikiausi, tai 2007 metais ta finansų maklerio licenzija šiandien dieną yra atpažįstama kaip BFAA licenzija. Tai yra žmonės turintys ją gali konsultuoti investavimo klausimais. Žinoma, reikia mylėti skaičius, reikia mylėti matematiką ir labai svarbu turbūt ir kūrybiniai dalykai mokėti sukurti tam tikrus dalykus, sukurti turinį, kūrybingai gebėti jį pateikti, kad žmonės jį suprastų ir norėti dalintis. Tai tas viešo kalbėjimo įgūdis irgi yra labai svarbus mano profesijoje. Dabar kažkokių specialių reikalavimų, kad būtent mano darbą dirbti šiandien dienai, turbūt aš negalėčiau jų tokių išskirti, tai yra tiesiog aukštasis ekonominis, žinoma, pageidautina verslo vadybos išsilavinimas, tačiau žinoma daugiau lemia patirtis, kadangi mano ta sukaupta patirtis per daug metų dirbant asmeninę finansų patarėją irgi, manau, labai stipriai ženkliai prisidėjo prie to, kur aš dabar esu. Sunkiausia turbūt yra išgyventi nuolatinį pokytį, tu privalai jį mylėti ir privalai gebėti dirbti neapibrėžtose aplinkybėse. Viskas gali keistis labai greitai. Žurnalistas gali labai greitai paskambinti ir tau užduoti tam tikrus klausimus, kuriems tu galbūt ne visada esi iš anksto pasiruošęs. Jie dažnai klausia įvairių skaičių, tau reikia juos prisiminti, reikia žinoti, kaip žmonės elgiasi. Tai čia turbūt yra galbūt ta tokia sunkioji dalis, kuri greitai tave gali išmušti iš vėžių, bet ta įprotis, ta praktika, aišku, jinai duoda savo ir su kiekviena diena tau tampa vis lengviau. Bet turi mylėti pokytį. Šitas darbas yra visiškai dinamiškas, yra labai greitas, labai greitai keičiasi ir tu turi nuolat suprasti, kad tu negali tik su savo informacija, sena informacija išgyventi, tu turi nuolat tobulintis, nuolat mokytis, nuolat naujų dalykų ieškoti, naujų būdų. Tai mokymosi procesas čia irgi yra toks privalomas, pavadinkite, nuolatinis mokymasis. Aš pamilau bankininkystę ir bankininkas tiesiog dėl ten dirbančios darbuotojas. Mes eidavom su mama į vieną banko skyrių, gal mokėti mokesčių, nepamenu, nes tai buvo labai senai, bet man labai patiko ta bankininkė, kuri ten dirbo. Jinai taip gražiai atrodė, jinai buvo taip gražiai apsirengusi ir man atrodė, kad jinai daro ypatingą darbą. Tai aš niekada nenorėjau būti, kad ir kaip būtų keista, nei mokytoja, nei gaisrininkė, bet visada norėjau būti bankininkė.
Aš manyčiau, kad pirmiausia reikėtų žiūrėti į save ir ugdyti tos bendruosius įgūdžius. Tai yra gebėjimą dalyvauti įvairiose projektuose ir mokintis viešai kalbėti. Viešo kalbėjimo baimė dažnai yra pripažįstama net mirties baimiai. Tai jeigu aš jaučiu, kad man yra sunku kalbėti prieš savo klasės draugus, o jau ypatingai kalbant apie visą mokyklą, tai aš ir turėčiau ieškoti būdų, kaip ugdytis tą savybę, nes tai visam gyvenime, ar jūs dirbsite bankininkystės srityje, ar jūs kursite savo startuolį, jums reikės gebėti ir mokėti pristatyti savo idėją greitai, efektyviai, kad žmonės ją patikėtų. Tai turbūt yra viena iš svarbiausių savybių. O iš mokomųjų dalykų juos reikia mokėti, reikia išlaikyti egzaminus, bet siūlyčiau tikrai stipriai nesureikšminti to balo, nes viskas priklauso nuo to, koks jūs žmogus esate ir kaip jūs gebėsite save, pavadinkime rinkoje, gal nedrąsiai pasakysiu parduoti, bet turbūt save gal parodyti. Mane darbė įkvepia keli dalykai. Pirmiausia, tai įkvepia kolegos. Aš turiu nuostabų kolektyvą, nuostabią komandą. Tai yra tikrai žmonės, su kuriais mes galime dalintis ir kurie dega tą pačią idėją padėti jaunam žmogui tapti finansiškai raštingu. O antras, tai galimybė dalintis. Aš niekada negalvojau, kad tai yra taip nuostabu ir toks geras jausmas. Tai aš turiu didžiulę galimybę dalintis informaciją, kurią sukaupiau per tiek metų. Susitikti turiu galimybę su jaunais žmonėmis, išgirsti, kuo jie gyvena, kuo jie domisi, pamatyti, kaip jie greičiau visą informaciją priima. Ir man tai yra didžiulės pamokos pačiai, kadangi pati turiu 2 mažus vaikus, tai į tai irgi žiūriu kaip į kažkokias pamokas savo. Ir aš pamenu, kad vienoje mokykloje prieš čia gal kelis metus pasakiau, kad buvo apie karjerą, beje, tuo metu tema, ir aš pasakiau, kad jeigu jūs pasirinksit savo karjeros kelią ir mes apie tai kalbėjomės ir jūs norėsit pasidalinti su manimi, ar jūs įkvėpė mano pranešimas ir jūs kažką dėl to padarėte, tai parašykit man laišką. Ir visai nesenai šiais metais, rugsėjo mėnesį, aš gavau laišką iš vienos merginos, kuri parašė, kad jinai labai džiaugiasi, kad prieš 2 metus mes susitikom, mes kalbėjome apie karjerą ir kad jinai dabar štai studijuoja Vilniaus universitete ir kad galbūt kažkada jinai irgi ateis dirbti į banką. Tai man turbūt tokie maži dalykai yra tokie ypatingi ir iš tikrųjų tu kartais gali daryti 1000 žmonių pranešimą ir ateis tas vienas, kurio akis dega, kuris tau užduos klausimą ir kur tu jauti, kad tu gali padaryti poveikį jo gyvenimui, jo pasirinkimams, arba gali uždegti jį noru domėtis tais finansais, asmeninių finansų valdymu. Tai čia yra turbūt didžiausia dovana ir vertė man, kaip žmogui, kaip asmeniui.